tas renginys tai yra labai svarbus, nes kaip žinia, vis daugiau žmonių ilgiau gyvena negu sakysim, prieš 10, prieš 20 metų gyvenimo trukmė ilgėja ir sveikai būti iki senatvės, iki ilgamžiškumas yra labai svarbus. Žmogus nori būti aktyvus. Nežiūrint, kokio jis amžiaus yra, vyresnis, jaunesnis, reikia turėti tikslą, reikia turėti ką veikti. Tai 3 amžiaus universiteto studentai tą įrodo. Šiandien mes išgirstame konferencijos metu įvairių pasiūlymų ir praktiniai veikloje naudingų patarimų iš specialistų, kurie dirba toje srityje. Tai aš manau, kad tokie susitikimai yra labai naudingi. Ir šis renginys yra sidabrinė išmintis veržliai jaunystei. Tai yra tas mūsų siekis ir universiteto kaip mokslo institucijos, kaip visuomenės švietimo institucijos yra labai svarbi veikla. Aš manau, kad profesoriaus Algimanto Kirkučio organizuojamas renginys pritraukia vis didesnį dėmesį ir visuomenės, ir Klaipėdos miesto, ir visos Lietuvos visuomenės. Mūsų iš vis būrelio tai 42, bet susirenkam antradieniais tai po 12-15 žmonių. Aktyviai dalyvauna, labai aktyviai ateina, tiesiog laukia įstiestom rankom, kad tai greičiau ateitų tas antradienis, kad galėtume kažką tai padaryti. Mes invalidai irgi gyventi norim, kaip ir visi kiti žmonės. Mes norim parodyti, kad ir mes dar sugebam, pajėgiam ir galim dalyvauti, galim eit, džiaugtis tuo gyvenimu, ne tik vien dejuot savo skausmais. Mes norim kaip tik tai pademonstruoti ir parodyti, kad galima ilgai gyventi ir būti veikliais ir neprarasti darbingumo. Mūsų pagrindinis tikslas akademijos yra vis dėlto pateisinti akademijos vardą. O kas tai yra akademinis gyvenimas? Praktiškai visas akademinis gyvenimas stovi ant 3 banginių. Tai yra mokslo, studijų ir praktikos. Taip kad labai svarbu atkreipti šiuolaikinių biomedicinos mokslininkų, socialinių mokslų mokslininkų į vyresnio amžiaus žmonių būklę. Nepaslaptis, kad Lietuvoje mes dabar turim trečdalį visos Lietuvos gyventojų, kurie yra sulaukę 60 ir plius. Tai yra didžiulis kiekis žmonių, kurie dar gali būti aktyvus ir gali atnešti labai daug naudos. Mes šiandieną šnekėsime pirmam aukšte daugiausiai apie socialinius reikalus, ilgamžiškumo ir taip žiūrėti, yra toks atsiradęs terminas sidabrinė ekonomika. Pasirodo, net šitie žmonės gali atnešti labai daug į darbo rinką. Mūsų jaunimas išvažiavo, dirba kitur, bet kažkas tai turi tuos darbus padaryti. Ir žmonės, kurie yra sulaukę ilgesnio amžiaus, turi labai didelę patirtį. Ir juos visus išimti iš darbo rinkos yra labai neūkiška. Tam reikia socialinės aplinkos, bet tam reikia ir medicinės aplinkos. Tam reikia žmonės mokinti būti sveikesniais. Tai antras klausimas yra studijos. Mūsų akademijos tikslas ne tik tai skatinti mokslą, bet paskatinti žmonės studijuoti. 3 amžiaus universitetas yra labai gerai, bet tai yra daugiau klausytojai. O mes norėtume apjungti dėstytojus, tie, kurie yra sukaupę patirtį, kurie gali pasidalinti, kaip kuo ilgiau žmogų išlaikyti sveikais. Tiek medicinėje srityje, tiek socialinėje, tiek ir politinėje, tiek ir kultūrinėje srityje. Šiandieną mes turime Seimo narius, kaip minėtas Dainius Kepenis, taip pat ir kultūros komiteto pirmininko pavaduotoja Robertą Šarknicką iš Seimo. Mes norime atkreipti dėmesį, kad kultūra, bendravimas yra labai svarbus momentai ir reikia mokinti žmonės, kad jie suvoktų, kad jie gali būti sveikesni ir gali būti ilgaamžiais. Ir trečias dalykas tai praktika.
mes turime praktikuoti. Jūs pamatysite, foje šiandieną yra firmos, kurios pristato įvairius būdus, maisto papildus, kineziterapinės praktikas ir panašiai, kurias galima naudoti ir įginti žmogaus gyvenimą. Ir kitas dalykas, tai gal net pats svarbiausias, tai yra bendravimas. Žmonės būdami kartu, jie gali išsaugoti savo kognityvinę funkciją, gali būti naudingi. Tai va, šios dienos renginys taip pat yra vienas iš tokių bendravimo elementų. Lietuvos veiklioji ilgaamžystės akademija atnaujino savo aktyvę tokią veiklą praeitų metų balandį. Bet jau mes turėjom 12 susitikimų, 12 renginių praktiškai kiekvieną mėnesį. Mes susitinkam Lietuvos medicinos bibliotekoje ir daliname šitomis žiniomis. Ir šitas renginys yra toks apvainikuojantis. Tai yra 13 renginys, kuriame mes kaip tik bandome pakviesti kuo daugiau žmonių sujungti. Šiandieną jūs girdėsite ne vien tik tai Lietuvos universitetų, Vilniaus, Klaipėdos universiteto profesorių pasisakymus, bet jūs taip pat galėsite išgirsti tiesioginius pasisakymus iš Jeilio universiteto, iš Lomo Lindos universiteto, iš Madrido universiteto, iš Harvardo instituto. Tiesioginis pranešimus, kaip visas pasaulis stengiasi įtraukti vyresnio amžiaus žmonės į šiuolaikinį gyvenimą. Šita konferencija iš tikrųjų galėtų būti pavyzdys, kaip kartu bendradarbiaudami susijungia mokslininkai, praktikai, gydytojai ir verslas. Mes tikrai pabandysim pažiūrėti, kokie nauji įstatymai yra priimti Seime, kaip galima panaudoti tų visų žmonių su negale ir norą dirbti. Todėl, kad jeigu pasižiūri, kad tau jau virš 40 arba nedaug dievė virš 50 metų, tai jau jūs esat niekam netinkamas. Ir ta patirtis, kurią jisai įgijo, eidamas per įvairias situacijas, atperka daugelį dalykų to, ką gali padaryti tas jaunesnis žmogus, kuris galbūt yra nelabai motyvuotas kažką daryti. Jeigu tai būtų mano valia, o vadovauju SVV tarybai nuo 2009 metų, tai aš neleisčiau į Seimą nei vieno nario, kuris nepraėjo per visą tą liniją. Išėjo iš mokyklos suolo ir atėjo dabar spręsti visos Lietuvos reikalų, visos ekonomikos. O kaip mes gyvensim po to, kai priimam vieną ar kitą įstatymą? Sėkmės jums, užduokit klausimus, nagrinėkim, pasikalbėkim, mes čia nesam biurokratai. Sėkmės jums. Ir pirmas klausimas, sveikata yra turtas, yra Pasaulio sveikatos organizacijos investicijos į sveikatos vystymą, gali būti tiek nagrinėjimas iš socialinės pusės, tiek iš finansinės. Mums reikia pereiti nuo to mąstymo, kaip sveikatą pataisyti, į mąstymą, kaip tą sveikatą išsaugoti. Vienas yra iš tokių modelių, kad reikia sukurti įrodymų bazę, ką reiškia ta sveikata, kaip turtas, kaip vertybė. Toliau reikalingas veiksmas, tai reiškia nustatyti, kur to turto yra daugiausia, kaip tas turtas amortizuojasi, taip aš jau kalbu ekonominę prasme, žinot, kaip ir žmogus, tarkim, prilyginamas kaip ir fiziniam turtui, jisai amortizuojasi, natūraliai, vyksta procesai. Tai reiškia, kaip padaryti, kad pratęsti tą aktyvų veikimą, socialinį, ekonominį, kultūrinį ir panašiai. Vienas iš punktų - stiprinti bendruomenės, tokią savanorystę sveikatos srity skatinti, bendradarbiavimo partnerystę ir būtent vertinti bendruomenės sveikatos resursų. Ačiū labai.
Na, iš tiesų, nuoširdžiai sveikinu profesorių Kirkutį ir rektorių Razbadauską už puikią iniciatyvą toliau tęsti Lietuvos sveikatos žygį. Na, žinote puikiai, kad prisimenam visi čia daugumą bendraminčiai susirinkę, kai būdavo šiek tiek blogai sveikatos sistemoje, mes labai rimtai apie tai diskutuodavom. Kai tapo blogai, mes tada mažiau diskutuodavom. Kai visai blogai, mes aplamai tik tai keliese susirenkam pasišnekėti, nes, kai bus, tai bus. Tai iš tikrųjų mes esame visai blogai situacijoje, Europai paskutiniai lygų prevencijos prasme, nes tai blogai, kaip dabar yra, dar nebuvo. Ir mes pradedam tiesiog pralaužę visus ledus nuo dugno. Ir antradienį aš pakviečiau visus Seimo narius įsijungti į šitą žygį, kurį jau ne pirmą kartą transliuoja Klaipėdos universitetas, ir pradėti iš esmės veikti išvien su tauta, su sveikuomenė visa. O dabar sveikinu su gražiu startu visus bičiulius ir linkiu mūsų konferencijai didžiulės sėkmės. Lūkšta seni stereotipai, gimsta nauji, viskas keičiasi. Ir Lietuva tik tai mažas šapas visam pasaulio okeane. Ir labai įdomu pasižiūrėti, kaip yra iš tikrųjų pasaulyje. Ir tie kolegos visi, su kuriais aš šnekėjau, jie visi labai sutiko pašnekėti mūsų konferencijų. Net Amerikos sveikos gyvensenos medicinos prezidentė, dabartinė prezidentė, Frataši, sutiko nusifilmuoti specialiai mūsų renginį. Welcome. I'm Dr. Beth Frades, president of the American College of Lifestyle Medicine and clinical assistant professor at Harvard Medical School. It's an honor to be included in your conference. Thank you. We also have a record number of lifestyle medicine interest groups in medical schools with 81 now and counting. Jinai sako, kad gyvensenos medicina dabar keičia paradigmą sveikatos apsaugos iš viso. Kitaip visiškai žiūrima. Žymiai svarbiau sveikatą tos sutarsit negu ligas gydyti. Gydytojai, kurie naudoja, ne vaistus, bet naudoja žmogaus gyvenimo būdo keitimą, tam, kad gydyti įvairias ligas. Ir net 81 universitetas jau pradeda steigti gyvensenos medicinos programas. Mes šiandien turime iš Kauno sveikatos mokslo universiteto svečius, jie taip pat pristatys ir pasakys, kaip Kaune šitas viskas vystosi. Jinai siūlo, reiškia, mūsų šitai konferencijai nagrinėti 6 klausimus. Ir dabar apie tos klausimus atskirai pašnekės. Routine physical activity, a whole food plant predominant eating pattern, restorative sleep, stress resilience, positive social connections, and avoidance of risky stuff. Aš akcentuosiu. Pirmas klausimas – fizinis aktyvumas, mityba, miegas geras. Toliau socialinis žmonių aktyvumas ir vengimas žalingų įpročių. Svarbiausia motyvuoti žmonės. Motyvuoti, kad jie norėtų gyventi ilgiau, kad jie norėtų būti aktyvūs. Gyvensenos medicina tai ir yra tas raktas, kuris gali tai padaryti, tas įrankis. Tai praktiškai čia yra dabar aukščiausia pozicija pasaulyje gyvensenos medicinos, apie ką mes šnekėsime. Čia yra naujausios kartos, 4 kartos fizikinės kraujagyslių terapijos BMR, medicininiai prietaisai, sertifikuoti, saugus ir gerinantis kraujotaką. Viso labo reikia 2 kartus po 8 minutės, ką aš dabar darau ant pakloto gulint. Tai tas paklotas man duoda daugiau dabar energijos. O tą, ką aš uždėjau lokaliai, čia yra lokalusis aplikatorius, jeigu tas veikia visą mano kūną. Tai šitas veikia lokaliai. Ir aš dabar noriu gerinti veiklą kasos kepenų. Jeigu aš apkreipsiu kitaip, nukreipsiu, tai aš gerinsiu veiklą inkstų antinksčių, prostatito, sąnarių, pečių, kaklo. O ten yra toliau aplikatorius, šitas apima labai didelį plotą. Aš dabar užsidėjus diržą, tai jis man eina net pasiekė mano gydymą iki kelių ir iki pat mano, blauzdų. Ir iki galvos. O jeigu tas mėlyna šviesa, toks aplikatorius, tai jis veikia tik tai čia ir dabar, lokaliai, tik tam tikrai vietai. Tai esant traumom, puikiai susitvarko su diabetu,
Bet aš dėl ko dabar gerinu kasos veiklą? Kad mano kasa gerai gamintų insuliną. Kad aš niekada neturėčiau problemų su diabetu, ko neturiu. Aš esu BEMER Medicin Technika direktorė, jau 19 metų. Vakar kaip tik buvo, bendradarbiauju su BEMER Group iš Lichtensteino, kurį jau 25 metai vedantieji yra pasauliniai rinkoje medicininių prietaisų skirtų žmogaus sveikatai, tai yra fizikiniai, kraujagyslių terapija, tai yra gerinti smulkia mikrocirkuliaciją. Nepaprastai esu dėkinga Seimo nariai Monikai Ošmenskienei pasakyti, kokiagi ta Seimo linija dėl asmenų su negale. Labai gaila, kad negalėjau atvykti gyvai, aš labai norėjau, bet šiandien kaip tyčia vyksta labai daug renginių. Ir tikrai noriu pasidžiaugti, kad Seime šiemet turėjome reformą, turėsime naują įstatymą, kuris vadinsis Asmens su negale teisių apsaugos pagrindų įstatymas, kuriame pavyko su gerbiamos Lietuvos negalios organizacijų forumo atstovės Henrikos Varnienės tokių paraginimų įtvirtinti teisę į savarankišką gyvenimą asmenims su negale. Ir tai reiškia ganėtinai kardinalius pokyčius, kurie turėtų pradėti rastis Lietuvoje, nes ką tai reiškia savarankiškas gyvenimas, tai reiškia, kad mes pripažįstame, jog žmonės su negale turi tos pačius pasirinkimus, kaip ir visi kiti žmonės, ir tie galimybės tos pasirinkimus turėti turi būti užtikrinamos. Dar kartą labai ačiū už kvietimą, už dalyvavimą ir gerų jums diskusijų toliau šiandieną. Aš noriu jums pristatyti ypatingą žmogų. Ypatingą žmogų Lietuvoje, tai yra Lietuvos veikliosios ilgaamžystės akademijos kancleris. Tai yra pavyzdys, kaip galima išlikti veikliu ir nepriklausomai nuo amžiaus. Kęstuti, jūs pasakysit, kiek metų? 89, seka. 89 metai šitam gražuoliui ir jis yra mūsų veikliosios akademijos kancleris. Jisai iš tikrųjų yra šit nevaromoji jėga. Aš čia tik toks filosofas, o visus darbus tai dirba tikrai Kęstutis. Aš viską derinu su profesoriu. 1995 metų rudenį profesorius Marijonas Krikštopaitis, pats būdamas 81 metų amžiaus, inicijavo Lietuvos veiklios ilgaamžystės akademiją LVA įsteigimą Vilniuje. LVA nariais tuo metu pagrinde buvo biomedicinos mokslo atstovai. Nuo 2006 metų iki 2007 metų, būdamas 95 metų amžiaus, Lietuvos veiklios ilgaamžystės prezidentu tapo profesorius Kazimieras Ambrazaitis. 2007 gegužės 9 dieną Lietuvos veiklios ilgaamžystės akademija buvo registruota kaip savarankiška švietėjiška organizacija. Akademijos prezidentu buvo išrinktas habilituotas medicinos mokslų daktaras profesorius Algimantas Kirkutis, viceprezidentė gydytoja Zofija Teikušienė. Per pastaruosius metus, pradedant 2022 metais gegužės mėnesių, Lietuvos medicinos bibliotekoje ir Klaipėdos universiteto botanikos sode LVA aktyvo savanoriškų pastangų dėka surengti net 11 renginių, tokie kaip diabetas ir veikli ilgaamžystė, sutrikęs kraujo krešėjimas ir veikli ilgaamžystė, rytų šalių medicina, veiklaus ilgaamžiškumo palaikymui. Vienas svarbiausių tikslų yra prailginti kokybišką, tai yra darbingą žmogaus amžių. Nepakanka, kad valstybę sudarantieji piliečiai gyventų ilgai. Būtina sudaryti sąlygas prailginti jų darbingą amžių. Kad žmogus galėtų ilgiau ir kūrybiškai dirbti, jis turi būti sveikas ir suinteresuotas savo darbo vaisiais. Dėl vyriausybės vykdomos netoliaregiškos
ekonominės politikos vyresnio amžiaus asmenys patiria ryškią kultūrinę ir socialinę atskirtį. Lietuvos Veikliosios ilgamžystės akademija gerai žino ir jaučia vyresniosios visuomenės dalies problematiką. Tolimesnėje veikloje tikisi dar aktyvesnio, abipusiškai naudingesnio bendradarbiavimo su valstybinėmis ir nevyriausybinėmis bei verslo organizacijomis, kad kuo daugiau įtrauktume senjorus į įdomią ir visuomeniai naudingą veiklą, kuo ilgiau išlikti darbingiems ir socialiai aktyviems. Ačiū. Labai norėtum pasveikinti, nors su šitom mažom kukliom dovanėlėm, nuo atominių bobučių.